7 skyrius. Savivaldybės administracija ir seniūnijos. 33 straipsnis. Savivaldybės administracija. Yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinančios pareigybės ir savivaldybės administracijos filialai, tai yra seniūnijos savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai. Savivaldybės administracijos nuostatus mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susijęs su savivaldybės tarybos ir mero įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose. Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su savivaldybės tarybos posėdžiais, aptarnauja, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir vertina savivaldybės tarybos sprendimų projektų atitiktį šiame įstatyme ir reglamente nustatytiems reikalavimams savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius. Padėti jam atlikti paskirtas funkcijas jis gali pasitelkti savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina įstatymus ir vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus, reglamento nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo projekto registravimo dienos teikia išvadas dėl savivaldybės tarybos sprendimo projekto, išskyrus šios dalies 5 punkte ir šio įstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodytus sprendimų projektus. Jeigu savivaldybės tarybos sprendimo projektas didelės apimties, savivaldybės administracijos direktorius įsakymų išvadų pateikimo terminas vieną kartą gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų. Šio įstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nustatytų atvejų išvada pateikiama reglamento nustatyta tvarka iki savivaldybės tarybos posėdžio. Savivaldybės administracija atlieka savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą, padeda merui vykdyti jam suteiktus įgaliojimus, padeda savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriui įgyvendinti jam pavestas funkcijas. 34 straipsnis. Savivaldybės administracijos direktorius. Vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai merui atsako už įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, vyriausybės, savivaldybės tarybos, mero sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, jo kompetencijai priskirtais klausimais. Savivaldybės administracijos direktorius skiria ir atleidžia meras. Savivaldybės administracijos direktorius skiriamas mero įgaliojimų laikui. Savivaldybės administracijos direktorius yra politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Asmuo skiriamas į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas turi atitikti įstatymuose ir kitose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus išduodant leidimą dirbti su ir ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tol, kol savivaldybės administracijos direktorius nepaskirtas, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas gali eiti mero ar merą pavaduojančio vicemero ar mero pareigas laikinai einančio tarybos nario paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Nutrūkus savivaldybės administracijos direktoriui pareigas paskyrusio mero įgaliojimams arba jeigu savivaldybės administracijos direktorius atsistatydina ar atleidžiamas iš šių pareigų, išskyrus atleidimą už tarnybinius nusižengimus, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vyriausybės nustatytą tvarką grįžti iki paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi eitas valstybės tarnautojo pareigas
išskyrus politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas ir savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo ir darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį pareigas. O kai tokios galimybės nėra, į kitas lygiavertes ar žemesnės valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas. Be to, šioje dalyje nustatytų atveju savivaldybės administracijos direktorius turi teisę grįžti į iki paskirimo savivaldybės administracijos direktoriumi eitas pareigas, jeigu jis ėjo šiais pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, į kitas pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje. Jeigu iki paskirimo savivaldybės administracijos direktoriumi šis asmuo ėjo pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešoje įstaigoje ar savivaldybės valdomoje įmonėje, kurioms buvo nustatyta kadencija, kai yra tokia galimybė, jis turi teisę grįžti į šias pareigas likusiam kadencijos laikui. Jeigu šis asmuo iki paskirimo savivaldybės administracijos direktoriumi tokių pareigų neėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų žemesnių valstybės tarnautojo pareigų arba kitų pareigų savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, išmokos jam mokamos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijos direktorius valdo savivaldybės administracijai skirtus biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų, seniūnijų nuostatus, tvirtina savivaldybės administracijos seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje. Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, seniūnijų, biudžetinių įstaigų vadovus, seniūnus, atlieka kitas valstybės tarnybos įstatymo ir mero jam priskirtas personalo valdymo funkcijas. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėje tvarkos planavimą, dokumentų rengimą. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka. Suteikia patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą, karo komendanto prašymų teikia jam dokumentus ir informaciją būtina pasirengti Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymą nustatytoms karo komendanto funkcijoms atlikti ir jas atliekant. Kaip įstaigos vadovas pats vykdo mero suteiktus įgaliojimus ir atlieka kitus tiesioginius mero pavedimus arba įstatymų nustatytais atvejais paveda tai atlikti kitiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams. Vykdo kitus šiame ir kitose įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Kai savivaldybės teritorijoje įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimų klausimas sprendžiamas tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka. 35 straipsnis. Seniūnija ir seniūnas. Seniūnijos gali būti šių formų: savivaldybės administracijos filialai, biudžetinės įstaigos. Seniūnija, biudžetinė įstaiga, gali būti steigiama, jeigu ji aptarnaujamos teritorijos gyventojams teikia viešasias paslaugas. Seniūnija gali būti jai skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja, kai tai nurodyta savivaldybės tarybos patvirtintame savivaldybės biudžete. Priimdama sprendimą dėl seniūnijos biudžetinės įstaigos steigimo, savivaldybės taryba privalo įvertinti savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos rekomendaciją dėl seniūnijos kaip biudžetinės įstaigos steigimo tikslingumo, įvertinus seniūnijos teikiamų ar numatomų teikti viešųjų paslaugų kiekį, mastą ir kokybę, kiek bus tenkinami gyvenamųjų vietovių bendruomenių viešieji interesai. Seniūnaičių sueigos sprendimą dėl seniūnijos kaip biudžetinės įstaigos steigimo.
Savivaldybės taryba sprendžia dėl seniūnijos formos keitimo tikslingumo. Seniūnijos savivaldybės administracijos filialo veiklą nustato savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinami seniūnijos nuostatai. Seniūnijos biudžetinės įstaigos veiklą nustato savivaldybės tarybos tvirtinami seniūnijos nuostatai. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų. Seniūnija gali turėti sąskaitą banke. Seniūnas yra seniūnijos vadovas. Seniūnas yra valstybės tarnautojas. Seniūnijos kaip savivaldybės administracijos filialo seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūnijos kaip biudžetinės įstaigos seniūnas yra valstybės tarnautojas įstaigos vadovas. Seniūnas turi seniūnijos savivaldybės asignavimų valdytojos vadovo teisės ir vykdo seniūnijos savivaldybės asignavimų valdytojos vadovo pareigas, kai seniūnija savivaldybės tarybos patvirtintame savivaldybės biudžete nurodyta kaip savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja. Seniūną tiek kaip savivaldybės administracijos filialo, tiek kaip biudžetinės įstaigos vadovą į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šio įstatymu ir valstybės tarnybos įstatymu. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui savo norų atsistatydinusiam iš seniūno pareigų atkuriamas valstybės tarnautojo statusas, taikant valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1 ir 2 dalies nustatytas garantijas, kai keičiama seniūnijos forma, o seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus nustatytus šio įstatymo 10 dalyje. Priimant į seniūno pareigas taip pat netaikomos valstybės tarnybos įstatymo nuostatos dėl perkelimo į seniūno pareigas po karjeros valstybės tarnautojų vertinimo ir tarnybinio kaitumo. Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių, tai yra ne mažiau kaip 3 ir nedaugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti asmenys. Kai keičiama seniūnijos forma, seniūnas turi teisę būti be konkurso priimtas į kitos formos seniūnijos seniūno pareigas, kai seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus taikomus kitos formos seniūnijos vadovui ir visi jo metiniai tarnybinės veiklos vertinimai iki to buvo tik kaip atitinkantis lūkesčius ir viršijantis lūkesčius. Pažymima iki 23 metų gruodžio 31 dienos geri ir labai geri. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnas biudžetinės įstaigos vadovas, taip pat atskaitingas savivaldybės tarybai. Seniūnas turi herbinius antspaudus su valstybės herbu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar savivaldybės herbu ir šiuos herbinius antspaudus naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. Seniūno sprendimai įforminami įsakymais. Seniūnijų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje gali būti steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacija. 36 straipsnis Seniūno funkcijos. Seniūnas. Lietuvos Respublikos notarinio įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamas teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus neseniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas, iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą. Toliau, seniūnas teisės aktų nustatyta tvarka merui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams,
patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį, būdą ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba. Seniūnas savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų, sektorių, plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintų seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą. Seniūnas šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamas teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkės, apibendrinančiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus susijusius su šiuose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos merui ir savivaldybės administracijos direktoriui. Seniūnas informuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus apie savivaldybės veiklą ir organizuoja konsultavimąsi su jais, laikydamasis šios įstatymo 43 ir 44 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Nerečiau, kaip kartą per metus, laikydamasis šio įstatymo 43 straipsnėje nustatytų reikalavimų, paskelbė seniūnijos aptarnaujamas teritorijos gyventojams seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, teikia jį svarstyti išplėstiniai seniūnaičių sueigai, seniūnaičių sueigos sprendimą ir seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą teikia merui, o seniūnas biudžetinės įstaigos vadovas ir savivaldybės tarybai. Seniūnas dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstami su seniūnijos aptarnaujamas teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį. Seniūnas seniūnijos nuostatose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą. 37 straipsnis. Seniūnijos funkcijos. Seniūnija tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamas teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose nustatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus. Seniūnija registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui. Seniūnija vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą. Seniūnijos nuostatas nustatyta tvarka ir mastu dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir prižiūrint, kaip teikimas viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o šio įstatymo 54 straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas. Seniūnija dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, taipogi dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomeniai naudingą veiklą, dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų pašalpų mokėjimą bei kontrolę. Seniūnija dalyvauja vertinant atskirų šeimų, asmenų gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms ar asmenims, reikalingumo ir paramos būdų. Seniūnija dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinė rizika patiriančiomis šeimomis.
Seniūnija renka ir merui teikia duomenis reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, dalyvauja organizuojant Respublikos prezidento Seimo rinkimus, rinkimus į Europos parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus. Dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų kitus visuotinius surašymus. Seniūnija dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą, teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos programos strategijas, dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius, dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas, atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. Šio straipsnio pirmos dalies pirmame punkte nustatyta funkcija savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti pavesta atlikti seniūnijai ir kitam savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui.